Treneris, sveikinam su pergalė, 2 pratęsimai, įspūdinga kova, drama. Koks jūsų komentaras po tokių išskirtinai įspūdingų rungtynių? Aišku, džiaugiamės labai tokiom rungtynėm, mūsų išretėjus rotacija ir išsibaudavo žaidėjai. Labai džiugu Lukas, mūsų vietinis iš Kazlų Rūdos žaidėjas, 17 minučių ir šiandien išėjo labai gerai ir davė naudos. Džiaugiamės tokiom rungtynėm, 2 pratęsimai, šitaip ištempiam, nežinau, ką pasakyti, džiaugiamės labai. Ketvirtajame kėlinyje, kuomet turėjote 13 taškų pranašumą, likus dar 3 minutėm, paleidote viską ir varžovai sugrįžo, pradėjo varžovai spausti, jūs suklydote. Ko tuomet pritrūko komandai, kad būtent išlaikytą pranašumą? Žinojom, kad tai bus, kad čia nesitęstas mūsų spurtas, mes Titas mūsų gavo 5 pražangą ir Juozas vienas liko, žaidė jau be keitimo, žaidėm 4 dideliais ir 1 Juozu, tai labai paprastai jam buvo, aišku, gintis ir dvigubinti ir agresyviai prieš jį su kamuoliu spausti, tai tas pranašumas dėl to ir ištirpo. Tai turėjau dar minutės pertraukėlių, ėmiau, kad pailsėtų Juozas, kad truputį susidėliotume, bet nepavyko ištempti rungtynių galo. Ką tokios rungtynės Kaip charakterio, viens kito pasitikėjimo pritrūko mums keliose rungtynėse pirmam rate, kad va taip pasisektų gale. Ir dažnai mes pralošdavom tokias rungtynės, tikrai ten ankstesniuose sezonuose gal nusišypsojo kažkiek sėkmė šiandien. Džiaugiamės, Matas Kabašinskas atėjo pas mūsų komandą tikrai su didelė energija, su dideliu noru, labai motyvuotas yra žaisti. Tai labai džiaugiamės juo ir komanda motyvuota, mes antrą ratą norim pasivyti, ką mes praradom pirmam. Ir tiesiog kabinamės, ką turim, tą turim. Tai ką minėjot, džiaugiatės Mato Kabašinsko pasirodymu, kuris neseniai prisijungė prie komandos, taip pat ne nuo pat sezono pradžios ir Juozas Tallat Kelpšas rungtyniauja komandoje, šiandieną sužaidė savo karjeros, turbūt rungtynės A divizione, 24 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, skaičiai netoli trigubo dublio. Kiek esat laimingas tokiu savo auklėtinio pasirodymu iškritus Matui Makauskui bei žinant visą situaciją komandoje? Jo, labai džiaugiuosi, jis po naujų metų grįžo tikrai su dideliu pasitikėjimu ir išnaudoja tas minutės nuostabiai, tikrai duoda labai daug naudos komandai ir mes džiaugiamės, kad jisai atėjo pas mus žaisti šiais metais. Treneri, tiek šiandieną, dar kartą sveikinam su pergale. Ačiū. Stalas per žemės. Treneri, 2 pratęsimai, atkakli kova, bet nusileidote galiausiai rungtynių pabaigoje, ko pritrūko, ar jėgų, ar šalto proto, ar kokios būtent priežastys buvo? Visų pirma, gal pasveikinsiu Kazlų Rūdos komandą su gražia pergalė iš tikrųjų ir čia gerai gavosi, kad TV transliacijos rungtynės ir su 2 pratęsimais. Tai manau, žiūrovom tikrai patiko. Vaizdas aikšteliai man tai nelabai patiko, nebent pirmas kokią 15 minučių. Bet čia yra šios lygos realybė. Kad mes vakar žaidėm rungtynės 7 val. 9 val. Baigėmės su 7 žaidėjų rotacija, o šiandien jau turim žaisti vėl rungtynės. O komanda, kuri šiandien atvažiavo, Kazlų Rūda, vakar neturėjo rungtynių. Tai čia tokį pranašumą jau iškart turėjo, tai ir matėsi visas rungtynės, kad nei mes agresyvumo turėjom, nei mes gynyboje galėjom agresyviai žaisti.
ta komanda, kokią aš noriu matyti, nebuvo šiandien tokia. Tai, ir plius mes dar po 2 pratęsimų pralošėm. Tai pratęsimų gal reikėjo baudą pasidaryti. Čekai atkovojo kamuolį ir viskas. Ir manau, tas rezultatas būtų nuėjęs į kitą pusę. Nu, bet yra kaip yra. Sakant, žaidėjai jau sakė, sako, smegenyse oro nėra, sprendimų nėra, tai ką. Ir plius nežinau, čia teisėjų sprendimai irgi man netokia abejonė sukėlė, bet toks atrodo išmušė mus pačius iš vėžių. Tai, bet negaliu pasakyti, kad teisėjai blogai teisėjo, viskas gerai buvo, su to turi gyventi, kaip sakant, bet kai kur norėjęs kažko kitko. Kalbėjome transliacijos metu ir taip spėliojame, ar jūsų tai pirmosios, sakykime, kiek apskritai dirba trenerių, pirmosios tokios rungtynės, kur tiek daug dramos, 2 pratęsimai ir tiek daug nervų? Tai nervų, tai čia kiekvienas rungtynės yra nervai, kaip sakant, čia su to gyveni. Aišku, tos rungtynės tokios su 2 pratęsimais gal ne pirmos, yra buvę tų rungtynių tokių, kur, nu, tikrai įdomesnių gal, pasakyčiau. Bet šitos vienos iš tokių, kad, sakykime, jau eina į tą, kur drama tokia, visa kita, bet čia yra reguliarus sezonas. Tai čia tos vienos kitos rungtynės tokios, kur sužaidė, tai viskas gerai. Aš kaip sakau, sezono metu visą laiką turi būti 2 rungtynės, tokios, kur tu paimi tašką, tokį, kur lipi iš minuso, ten dar kažkur, tai kad, nu, ta prasme, nu, toks eini ir paimi tą tašką, kur jo realiai neturėjai paimti. Tai šiandien Kazlų Rūdą tokį paėmė, realiai, o mes šiandien tokį praradom, nu, bet ką turėsime atsimti kažkur kitur. Tai sakau, tos dramos buvo geros rungtynės, manau, žiūrovom žiauriai patiko, tik sakau, gaila, kad ne į mūsų naudą. Ir kaip pats minėjote, 15 minučių pirmų rungtynių jūs pirmavote, kontroliavote rungtynes, tačiau vėliau Kazlų Rūdos komanda pradėjo grįžinėti rungtynes. Kas, sakykime, tuo momentu nepavyko, kad būtent Kazlų Rūdos komanda nulaužė rungtynes ir pradėjo grįžinėti, nors kontroliavote rungtynes didžiąją laiko dalį? Tai aš žinau, dėl ko linkstat, jie žaidė su dideliais žaidėjais, su 4 dideliais. Jie pastatė tą zoną, mes tiesiog neįmetėm tų metimų, kur turėjome mesti. Ir sakau, man trūko agresyvumo, tai nenoriu išskirti čia pavardėm tų žaidėjų, bet trūko agresyvumo, kur mes turėjom žaisti. Ir sakau, aš galiu ten atsisėdęs iš jų reikalauti, bet, sakau, jėgų nėra. Mes 7 žaidžiam jau mėnesį laiko, tai tiesiog nėra jėgų, tai iš to ir gaunasi viskas. Tai, sakau, aišku, šaunuolis treneris Kazlų Rūdos, kad padarė tokią ėjimą, jam pasiteisino šiandien ir tiek. Ir treneri, pabaigai paskutinės klausimas turbūt. Šiandieną net 49 tolimus metimus išmetė jūsų komanda, dėja tik 7 pasiekė tikslą. Žinoma, pasikeitus visai rotacijai, pasikeitė truputėlį žaidimo planas. Ar negalite skirti, jog būtent tolimų metimų ta selekcija, jeigu būtų sukritę tolimi metimai tiek Justo Grikšto, tiek Aido Viršilo pratęsimo metu, viskas turbūt gal būtų pasibaigę jau ties pirmo pratęsimo pabaigą? Tai taip, jūs pats paklausėt, pats atsakėt, čia galėjome mesti, aš sakau, po 2 kėlinių paklausiu Arvydo, sakau, kiek laisvų metimų metėjai, sako visus. Nikita ten 2 laisvus metė, Justas metė laisvus. Tai čia ir yra krepšinio grožis visas. Jie pasirinko tokią taktiką, pastatė tą zoną ir, laisvas turi mesti. Aš sakau, aš nebijau žaidėjams sakyti, kad jeigu laisvas turi mesti, o aš paskui sugalvosiu, ką jam toliau daryti. Tai čia, sakau, gal kai kuriuose gale aš norėjau, kad jie žaistų agresyviau, nes jie turėjo visus didelius žaidėjus, kur Arvydas ten praėjo, įmetė, tai reikėjo toliau žaisti. Bet, sakau, oro trūko smegenyse ir nebuvo tų sprendimų gerų ir tiek. Tai ačiū treneri šiandieną jums. Prašom.